Mano didžioji pasakų knyga. Broliai Grimai. Karalaitis varlė ir geležinis Henrikas. Seniai, kai dar žmonių norai pildėsi, gyveno karalius, kurio visos dukteris buvo gražuolės, bet jauniausioji tokia graži, kad pati saulė, regėjusi daug grožybių, gerėjosi kasyk žvelgdama ją į veidą. Netoli karaliaus rūmų augo didelė tanki giria, kurioje po sena liepa buvo iškastas gilus šulinys. Karštomis dienomis jaunoji karalaitė eidavo į girią, atsisėsdavo ant vėsaus šulinio rentinio ir svajodavo. Kai pasidarydavo nuobodu, ji imdavo žaisti auksiniu kamuoliuku, mesdavo jį aukštyn ir gaudydavo. Tai buvo jos mėgstamiausias žaidimas. Kartą nutiko, jog aukso kamuoliukas pralėkė pro karalaitės iškeltą ranką, atsimušė į rentinį ir įkrito tiesiai į vandenį. Karalaitė sekė jį akimis, bet kamuoliukas dingo, o šulinys buvo labai gilus, toks gilus, kad nė dugno nesimatė. Ji ėmė gailiai verkti. Verkė vis labiau ir labiau ir negalėjo nusiraminti. Jai taip beverkiant, kažkas taiga šūktelėjo. Kas tau nutiko, karalaitė? Ko taip gailiai verki, kad net akmenys graudinasi? Karalaitė apsidairė, iš kur balsas eina, ir išvydo varlę, iškišusią iš vandens didelę bjaurią galvą. A, tai tu, kvarklė, tarė ji, aš verkiu savo auksinio kamuoliuko, kuris įkrito į šulinį. Nusiramink ir liaukis verkti, paguodė varlė, aš galiu tau padėti, bet ką duosi man, jei ištrauksiu tavo žaisliuką? Viską, ką tik panorėsi, mieloji varlytė, atsakė karalaitė. Savo drabužius, brangiausius perlus bei deimantus ir net aukso karūną, kurią turiu ant galvos. Bet varlė tarė, nereikia man tavo drabužių nei perlų su deimantais ir netgi aukso karūnos. Ką aš su jais veikčiau? Bet jei pažadėsi mane pamilti ir su manimi draugauti, leisti kartu prie stalo sėdėti, iš tavo auksinės lėkštelės valgyti ir iš taurelės gerti, miegoti su tavimi vienoje lovoje, tada nusileisiu į šulinio dugną ir ištrauksiu tavo auksinį kamuoliuką. Na žinoma, atsakė karalaitė, prižadu tau viską, ko prašai, tik ištrauk mano auksinį kamuoliuką. Tačiau pati savo galvojo, ką čia ta neišmanėlė šneka, kurkia savo su kitomis varlėmis vandenyje ir įsivaizduoja, kad žmogaus drauge gali būti. Tuo tarpu varlė, gavusi karalaitės sutikimą, tuoj pasinėrė į vandenį, nusileido į dugną ir kiek pabuvusi išniro į viršų su kamuoliuku gerklėje. Išmetė jį į žolę. Pamačiusi savo mėgstamiausią žaislą, karalaitė labai nudžiugo, čiupo jį ir nubėgo namo. Palauk, šaukė jai pavimui varlė, pasiimk ir mane, aš negaliu su tavim suspėti. Tačiau veltui jį kvaksėjo, karalaitės ir pėdos jau buvo ataušę. Ji lėkte parlėkė namo ir netrukus visai pamiršo varlę, kuri vėl sugrįžo į šulinio dugną. Kitą dieną, kai karalius su šeima ir dvariškiai sėdėjo prie stalo, jie išgirdo kažką šlept, marmuro laiptais šlepsint, paskui beldžiant į duris ir sakant, jauniausiai karalaitė, atidaryk. Ji pribėgo prie durų pažiūrėti, kas ten šaukia, o atidariusi pamatė už jų tupinčią varlę. Karalaitė greit užtrenkė duris ir grįžo į savo vietą, bet iš baimės vis negalėjo atsipeikyti. Karalius pajutęs, kaip smarkiai plaka jaunėlė širdis, susirūpinęs paklausė, mano vaikeli, ko taip išsigandai?
Gal už durų stovi pabaisa milžinas ir nori tave pagrobti? O ne, atsakė karalaitė, tik bjauri ir šlykšti varlė. Ir kogi ta varlė iš tavęs nori? Ak, mielas tėvelė, kai aš vakar žaidžiau miške prie šulinio, netyčia įkrito mano auksinis kamuoliukas į vandenį. Man ėmus verkti, varlė ištraukė jį iš dugno, bet už tai pareikalavo, kad pažadėčiau su ją draugauti. Aš sutikau, bet negalvojau, kad ji galėtų išlipti iš šulinio ir atsekti paskui mane. O dabar ji ten, už durų, laukia, kad ją įsileisčiau. Tuo metu už durų vėl pasibeldė ir iš anapus pasigirdo: įleisk mane vidun, argi neprisimeni, ką vakar man pažadėjai? Tada karalius tarė: ką pažadėjai, turi ištesėti, eik ir įleisk ją. Karalaitė atidarė duris ir į vidų iššoko varlė. Prišokavusi prie karalaitės krėslo tarė: pakelk mane. Mergaitė tirtėdama delsė ir tik tėvo liepta ją pakėlė. Nuo krėslo varlė užšoko ant stalo ir pareikalavo: pristumk man savo auksinę lėkštelę, kad galėtume kartu valgyti. Karalaitė pristūmė, bet buvo matyti, kad daro tai labai nenoromis. Varlė ragavo gardžiuodamasi, o mergeliai kiekvienas kąsnis strigo gerklėje. Galop varlė tarė: jau pasisotinau, esu pavargusi, tai nešk mane į savo kambarį. Sutaisyk šilko patalėlius, eisime kartu gulti. Karalaitė ėmė graudžiai verkti. Ji bijojo šaltos varlės, kurią ir paliesti bjaurėjosi ir kuri dabar ruošėsi miegoti jos švarioj ir gražioj loveliai. Bet karalius supyko ir tarė: negali niekinti to, kas tau bėdoje padėjo. Tuomet karalaitė bjaurėdamasi suėmė varlę 2 piršteliais, užnešė į savo kambarį ir numetė kertėjai. Bet kai ji pati atsigulė į lovą, varlė prišliaužė ir tarė: esu pavargusi ir noriu miegoti patogiai kaip ir tu. Įsikelk mane, kitaip eisiu ir pasiskųsiu tavo tėvui. Tada karalaitė baisiai supyko ir pagriebusi varlę tėškė iš visų jėgų į sieną, sakydama: daugiau tu man nebeikirėsi bjaurybę. Tačiau atsitrenkusi į žemę, varlė staiga pavirto jaunu karalaičiu, gražiomis ir maloniomis akimis. Karaliaus duktė vos atgavo žadą pamačiusi, kas iš anos šlykščios šaltos varlės radosi. Bet karalaitis ėmė ją raminti: neišsigąsk, jaunoji karalaitė, aš esu princas, kurį pikta ragana buvo pavertusi varle. Bet karalaitė paskubom išbėgo iš kambario ir nulėkusi pas tėvą papasakojo jam apie stebuklą. Tėvas atskubėjo kartu su jai miegamąjį ir rado ten gražuolį princą, kuris ką tik buvo sėdėjęs su jais prie stalo kaip bjauri varlė. Karaliui patiko jaunasis karalaitis ir jis davė sutikimą tapti savo jauniausios dukters vyru ir draugu. Tada karalaitis papasakojo, kaip buvo užburtas piktos raganos ir kaip jo niekas negalės išvaduoti iš to šulinio. Paskui jie nutarė kitą dieną keliauti jo karalystę. Kai rytą saulė juos prikėlė, prie durų privažiavo karieta, pakinkyta 8 baltais žirgais, su stručio plunksnomis ant galvų ir aukso pakinktais. O užpakaly karietos stovėjo jaunojo karalaičio tarnas, ištikimasis Henrikas. Tarnas taip baisiai gailėjo savo jaunojo šeimininko, kai piktoji ragana buvo pavertusi į varlę, jog apsikalė savo širdį 3 geležiniais žiedais, kad ji iš liūdesio ir skausmo neplyštų. Karieta turėjo nugabenti jaunąjį karalių ir karalaitę į jo karalystę. Henrikas pasodino jaunuosius į karietą, o pats vėl atsistojo užpakalį ir be galo džiaugiasi sulaukė savo pono. Jiems kiek pavažiavus, karalaitis išgirdo užpakalį kažką trūkus, lyg būtų karieta lūžusi. Jis atsigręžė ir sušuko: Henrikai, karieta lūžta.
Ne, mano ponė, tai ne karieta. Tai žiedas sutrupėjo, kuriuo buvau surakinę savo širdį, kad neplyštų iš skausmo, kol jūs varle šulinyje tupėjot, atsakė ištikimasis Henrikas. Važiuojant dar porą kartų vėl subraškėjo ir karalaičiui vis rodės, kad tai karieta lūžta. Bet tai trukinėjo žiedai ant ištikimojo Henriko širdies, nes jo ponas pagaliau buvo išvaduotas ir laimingas. Kai jie pasiekė jaunojo karaliaus valdas, jų pasitikti atėjo visi dvariškiai. Didžiojoje pokylių salėje buvo padengtas vaišių stalas, visi susėdę valgė ir gėrė, o vakare buvo džiaugsmingai atšvęstos vestuvės. Pabaiga.